ką, draugai, važiuojam pasiilsėti šiek tiek, ne? Sekmadienis, grynas oras. Tai va, prancūzai groja, viskas labai gerai. Jo. Pasimatymas praėjo neblogai. Viskas gerai, va dabar tokia romantiška daina pagrosmo. Bet po pasimatymo visada reikia pailsėti. A ne? Tai va, tai dabar apsuksim Jonavą. Apsuksim porą ratų aplink Jonavą. Labai didelį miestą. Ir po to grįšim atgal. Tvarkyt nuotraukų iš vakarykščio įžiebimo eglutės, ne? Tai va. O daina kokia groja, tai gera daina groja. Palauk, tai parodysiu. O. Štai kokia daina. Nežinau, ar matot, gal blogai fokusuoja. Naujas mano atradimas. Tai va. Jo. Stabdom eismo. Važiuojam. Tai va. Ar norit pažiūrėti, kaip atrodo Jonava? Jeigu norit, galiu parodyti. Važiūram. O Jonava tai rudeninė tokia, sniego nėra, nors eglė žiebs kitą savaitę. Tai va. Nu, bet galite apsidaryti. Nu va, kažkaip taip. Tuščia, ne? Tuščia, kur dairais. Bet daina nebloga, tai čia. To ir gana. O čia jau šiek tiek šviesiau. Tai ką, vakare dar kažką filmuosiu, ne? Grįžę po to paklauskit, kaip pasimatymas praėjo, dar man privačiai papasakosiu daugiau. Jeigu kam įdomu, nors čia nelabai kam, man irgi nelabai būtų įdomu. Tai va, okei. Negalima vairuoti ir filmuoti ir kalbėti ir dar 10 darbų daryti vienu metu. Tai dedam viskas, taškas.